mūsų slaptojo ginklo, dviejų nuostabių super turbo seksualių, šiek tiek senų ir pavargusių prostitučių. Ir Olgos. Radom skelbimą, kad dosniai paremsiu paprastą mielą, liekną ne tik vulgarę, o švelnę erotišką merginą. Vilniaus Amūras rašo ir paliko savo telefono numerį. Amūras, va tai. Amūr. Tuoj bus jam žapūra. Sveiki. Alio. Aš jaučiuosi tokia vieniša. Man reikėtų kažko tai. Gal kažko kieto mano sėdynėje. Šildytuvo. Alio. Labas. Ir čia kalbuosi su Amūru? Taip. Labai gražiai pasivadinai. Gal ir nieko. Tikrai taip, žinai, kaip iš tų tokių istorijų, kur skaitydavau anksčiau. Ką veiki? Ką veikiu? Ilsiuosi. Žinai, aš iš tikrųjų šiandieną irgi ilsėjausi po darbo, bet prie kompo ilsėjausi ir suprantu, kad ne veltui iš tikrųjų prie kompo ilsėjausi. Radau šitą numerį. Tai fainai. Tai tu, kaip suprantu, šiandien pavargęs? Truputėlį, bet nebaisiai. Nes kaip tik žinok, iš tikrųjų, keistas sutapimas, bet savaitgalį buvau parduotuviai ir nusipirkau labai tokios skaniai, gardžiai iš tikrųjų kvepiančio masažinio aliejaus. Jo. Masažinis. Ir žinai, mėgstu masažuoti, bet neturiu ant ko. Nieko savo. Jo. O tu mėgsti masažus? Prastai, aš tai mėgstu. Bet, nežinau, kuo tu vardu? Mano vardas yra Živilė. Živilė. Tu Vilniuje gyveni? Jo, aš Vilnietė. Tai čia iš savo namų dabar ir skambinu. Iš savo namų? Jo. Aš Viršuliškėse gyvenu. Kiek tam amžiaus galėčiau paklausti? Man 26. Rimtai? O ką, atrodo vyresnė? Ne, atrodo, iš balso, tai atrodo labai jaunutė. Ačiū labai. Tai aš neaukštai esu, tai gal dėl to. Šiaip, žinai, proporcinga, bet maža. Mano buvęs mane vadindavo coliukė. Jo, juokinga iš tikrųjų, mano koja 3,7. Jo. Ko normalu? Sabonį būčiau iki bambos tikriausiai. Kaip jo žmona. O tai tu ką veiki, Živilė, ko tu užsiimi? Aš žinok, šiaip bei tą veikiu, šiaip iš tikrųjų. Šiandieną tu turėjau darbelę, šiaip aš vizažistė daugiau ir mažiau, žinai, baigus čia kursus Baltupiuose. Bet, žinai, biški freelancinu, mėgstu iš tikrųjų naujas pažintis labai. Mėgstu kartais užsuku, žinai, į šiokius tokius laisvesnius vakarėlius kartais. Taip? O tu ką veiki? Nesi profesionali masažistė, nes kaip? Jeigu tu skaitai gerai, tai aš neieškau profesionalės draugės. Jeigu supranti, apie ką kalbu. Profesionalės draugės? Profesionalios, norėjai pasakyti, barakūdas? Jo, panašiai. Galima kitokiais vardais tariant. Na, bet žmonos juk tu neieškai taip pat. Ne. Tai vat, tuo mes ir sutampam. Aš ir neieškau su ko apsiženyti. Jo, bet supranti, tu supratai, ką aš pasakiau. Man nepatinka, jeigu man skambina rašo merginos, kurios užsiima už pinigų seksu. Jeigu tu galvoji, kad jeigu toks tu fainas, iš tikrųjų šaunuolis, kad labai atvirai kalbi, man patinka šitą, žinai. Ne, aš sakau, kaip mano. Tai aš tau pasakysiu tokį dalyką dabar. Jeigu aš būčiau šliundra, tai aš padavinėčiau skelbimus, o neieškočiau skambindama tiesiog naujų pojūčių.
Ne, nu tai čia būna visokių variantų, žinai, tu neįsižeisk, aišku, bet... Aš neįsižeidžiau. Galim paprastai pasišnekėti. Įžeistų mane tik tai gal kažkokia skaudi tiesa, arba, žinai, kažkoks dalykas, kurį tu galvotų apie mane. Bet aš tiesiog žinau, kaip yra viskas ir man tai yra svarbiausia. O, na jau, tavo nuomonė, žinai, yra tavo, aš negaliu jos pakeisti. Nors galėčiau. Ne, tai aš tai ir klausiu, ką tu veiki šiaip gyvenime, iš ko gyveni. Gyvenu aš iš to, kad dažau. Šiaip esu pakankamai profesionali vizažistė, nesu ta, kuri, žinai, gal dažo kasdieną, bet mes projektus dažom visokius, X faktorių, mergaitės visos dažė. Nes mums gera praktika yra, žinai, ir moka neblogus pinigėlius, iš tikrųjų. Tai neblogai. O kodėl tada man skambini? Skambinu kodėl tau? Dėl to, kad man reikia kažko šiandieną, kaip sakant, eksperimentinę. Tau tik šiandieną reikia? Na, niekada nenorėsiu aš tau, žinok, pasakyti kažko daugiau. Nes kai susipažįsti su žmogum, tada supranti. Žinai, aš sakau, kiekvienas vyras yra vertas sekso, bet ne kiekvienas 2 kartus. Nu va, matai, čia mes turėjom dar vieną tokį klausimą, kad, aš tai neieškau vienam kartui. Aš ieškau o mes tai čia kas? Aš neieškau vienam kartui, aš noriu pasakyti. Tu nori pastovios draugės? Taip. Tu turi tai išsikovoti? Tai galbūt. O tu galėtum įrodyti, kad tu esi geresnis už kitus? Aš net nesirengiu įrodinėti. Bet kodėl aš tada turėčiau dovanoti save tik tau? O, tai ne, tai visų pirma reikia susitikti. Visų pirma, tai iš tikrųjų norėčiau pamatyti tavo foto, visų antra susitikti gyvai kažkur, tai nebūte, ne kažkur. Živka, su kuo kalbė? Labas? Labas, palauk, biškičiu, tu su kuo kalbė? Amūras, sako. Amūrai, labas, Amūrai. Palatylėk, durnė, aš įjungsiu garsiakalbį. Pasisveikinu, čia mano draugė Olga. Labas. Oi, tai mes dabar kaip čia dviese kalbėsim. Tryse, mes esam tryse bandžiusios. Mano labai artima draugė, mes kambariokės. Norėtum tryse? Nu, durnė, nesiūlyk jam tokių savo nesąmonių. Tai vyras, jeigu šliundra dirbi, tai nereiškia, čia visi šliundros yra. Ar tau patinka tryse? Živka, jeigu deda skelbimą į internetą, jis irgi toks pat, nusiramink. O tau patinka tryse? Nebūtinai. Taip, žinau, kartais, bet tas nėra man būtina. Aš šį vakarą nusiteikus, kur galim? Galim pas tave? Tu mėgsti čiulpt ir čiulpt, tau tik duok pačiulpt, bet ką sučiulptum? Bananai, tai, nekramto, čiulpt, netiliek. Aš jau tokia. Visus namuose pomidorus sučiulpai. Ir netiliek. Agurkas lūkštų nučiulpė. Ką? Įstoja Aš manau, kad jis iš vis bičų ieško, iš tikrųjų, aš tu pasakysiu. Jo, tiesiog, žinai, ne tai parašė. Kažką, Amūras, dosniai paremsiu paprastą, mielą, liekną ir nevulgarę, švelnę, erotišką vaikiną. Turėtų taip skambėti jos skelbimas, man atrodo. Nes jau toks, žinai. Jo, visiškai. Aš tiesiog neieškau galbūt Amūro. Tai kam skelbimus duodi, jeigu nieko neieškai čia?